Sveiki. Šiandieną noriu pakalbėti tokia opia tema apie chemiją papilduose ir apskritai apie chemijos baimę. Kaip aš vadinu, yra biochemikai ir yra biochemikai. Ir ar iš tiesų mes turėtume bijoti chemijos? Nes chemija yra mokslas. Jeigu konkrečiau, tai šiandieną labai dėkinga žmonėms, mano draugams, sekėjams, kurie man čia prieš kelias dienas tiesiog pradėjo siuntinėti pasidalymą, koks baisus yra vienas papildas, kurį aš labai mėgstu ir vartoju 10 metų. Vienas pagrindinių papildų, kurį labai skatinu vartoti kitus, tai yra betagardas. Matot, su parašu mokslininko. Koks jis yra baisus, nes ten buvo pabraukta labai daug chemijos. Bet čia nebus šito papildo vien reabilitacija. Aš tiesiog noriu plačiai pakalbėti, kaip mes dažnai, nežinodami, nesuprasdami chemijos, leidžiame savo viešai, turėdami netgi daug, sakysime, sekėjų, kalbėti ne tai, kad netiesą, bet kalbėti netiesą. Ir kaip tai gali pakenkti mūsų reputacijai. Ne šito papildo kūrėjo reputacijai, jo tikrai reputacija yra švari, ne šito papildo vartotojams, bet pačių tų kalbėtojų reputacijai. Taigi, bet čia aš noriu pakalbėti apskritai kelis dalykus apie tai, ko mes kartais baiminamės ir įsivaizduojam, kad tai yra kažkokie baisus cheminiai priedai sukeliantis vėžį, kai tuo tarpu yra viskas atvirkščiai. Mes turbūt žinome, kas prisimename chemiją, kad yra cheminiai elementai turi pavadinimus. Toliau noriu pakalbėti apie vieną baisių priedų – silicio dioksidą. Tai būtinai išklausykite iki galo ir manau, kad tikrai bėgsite pirkti silicio dioksidą, kai išgirsite, ką jis daro. Toliau noriu pakalbėti dar apie reputaciją, apie šiek tiek vėžio tyrinėjimo istoriją ir tai bus susijęs su daktaru Arturu Forstu. Ir apie tai, ką kalbėjo gerbiamas šviesios atminties Juozas Ruolė, apie chemiją ir būtent apie silicio dioksidą. Ir dar noriu užgriebti, žinot kokią temą? Baimės kultūros, gąsdinimo kultūros. Aš nežinau, kažkokia yra pas mus visuotinė tokia gąsdinimo kultūra. Mes prigąsdiname žmonės, kaip baisu, ir tada kažką parduodame. Apie Karminą irgi pasakysiu. Matau čia jau, o kaip dėl to pasakysiu. Tai gerai, aš matau, kad čia yra žmonėm klausimų, ar ne, dėl vabalų, dėl viso kito, tai aš tiesiog atsakysiu pirmiausia labai trumpai į tai, kas buvo surašyta, kas buvo pabraukta, kai labai baisus dalykai. Bet čia, žinokit, ne tik apie šį papildą kalbam, bet ir apskritai, ar ne? Tai pirmiausia, tai yra, sakysim, dikalcio fosfatas, tai yra kalcio forma, kurį randame piene, riešutuose, žuvise, kruopose, grūduose ir prie to nesustokime. Tiesiog, nepatiko dikalcio fosfatas, negražiai pavadinta, bet, jo yra maisto produktuose, prasigūglinkite. Dabar norėčiau sustoti prie L-askorbo rūgšties. Jis irgi pabraukta kaip sintetika. Chemijai arba sintetika, ar ne? Dabar nereikia būti proto bokštu. Netikit manim, tiesiog nemokat anglų kalbos, išsiverskite, yra labai geros programos, užklausą padarykite. Ar vitaminas C ir L-askorbo rūgštis yra tas pats? Išverskite į anglų kalbą ir gausite atsakymą.
kad L-askorbo rūgštis, kitaip tariant vitaminas C, yra purest form of vitamin C. Tai reiškia tyriausia, gryniausia vitamino C forma. Tiesiog jos cheminis pavadinimas yra L-askorbo rūgštis. Askorbo rūgštis yra L, yra D, jos abi yra natūralios. Galima, aišku, ir sintetinti, bet tos L-askorbo rūgšties yra citrusuose, brokoliuose, špinatuose, uogose, malpigijose, ypač erškėtogės ir taip toliau. Kodėl jinai gavo tokį pavadinimą? Askorbo rūgštis sintetinis. Labą dieną. Ką tik apie tai kalbu. Kodėl jinai gavo pavadinimą? Cheminis pavadinimas L-askorbo rūgštis. Jūs turbūt žinote istoriją apie jūreivius, kurie susirgo skorbutu. Ir gydytojas jūrų lintas, jis tiesiog tyrinėjo, ką daryti, kaip juos gydyti. Vienai grupiai tą davė, kitai grupiai tą, trečiai grupiai davė citrusų, apelsino ar citrinų, man atrodo citrinų. Ir ta grupė pradėjo sveikti. O skorbutas yra baisi liga, kuri tiesiog žmogus suyra, nes trūkstant vitamino C, nesigamina kolagenas ir viskas suyra. Taigi, vienu žodžiu, askorbo rūgštis yra prieš skorbutą. Tai yra cheminis pavadinimas. Jeigu jūs netikite, tai tiesiog, ieškokite kitų šaltinių, tikėkite, kuo norite, bet tiek yra informacijos, kad tikrai galite rasti. Apie silicio dioksidą noriu atskirai, apie, nežinau, kalio jodidą, chromo chloridą turbūt neverta kalbėti, tai yra cheminiai pavadinimai chromo, kalio, kurio yra maisto produktuose, dažiklis karminas, ar ne? Apie dažiklį karminą, jis yra vabaluose. Tai jo, žinokite, jis yra gaminamas tūkstančius metų iš tokių košinilių, kurie gyvena Andų kalnuose, to lukšto, reiškia, lukšto, ar ne? Ir tas tūkstančiais metų Andų kalnų bendruomenės augina tos vabalus, gamina tą dažiklį karminą ir jis yra, dėl saugumo, tai jis yra patvirtintas kaip vienas saugiausių dažiklių maistinių, ar ne? Ir plačiai vartojamas maisto pramonės ir būtent tai palaiko tą Andų kalnų bendruomenių verslą. Tai dabar, kas, nenorite iš tokių paskatų, kad, čia vabzdžiai ar ne, tai tiesiog mes tada atsisakykime ir šilkverpių. Šilko nenaudokime, nes žinokite, šilkas, tie gyvūnėliai šilkverpiai yra, išverdami. Tai apie tai nebegrįžkime, ar ne? Bet dabar noriu apie tą, kaip minėjau, silicio dioksidą. Kodėl į šitą papildą daktaras Artūras Forstas įdėjo silicio dioksidą? Ir aš tikrai labai džiaugiuosi už tą klausimą dar kartą, kad aš dar giliau pasidomėjau šio produkto sudėtimi, kodėl apskritai ir dar kartą įsimylėjau. Ir pamatysite, kodėl. Matot, daktaras Artūras Forstas, ar ne? Ir dabar, tai yra chemijos profesorius. Amerikos chemijos profesorius, vienas žymiausių praėjusio šimtmečio į mokslininkų šimtuką jis patenka ir toksikologijos tėvų vadinamas ir onkologijos tyrinėtojas. Ir chemijos profesorius. Tai va čia dabar, jeigu mes lyginsime ar Artūras Forstas, ar kokia nors moteris iš mažo Lietuvos miestelio, kuri ten subraukė ir sukritikavo, pasirinkime tiesiog autoritetus. Bet kalbant apie Artūrą Forstą, kodėl aš pasitikiu to autoritetu, bet čia ne tiek apie jį patį, bet apie pačią vėžio tyrinėjimo, reiškia onkologinių susirgymų tyrinėjimo istoriją gali būti įdomu. Taigi, daktaras Artūras Forstas, šiaip yra jo tėvai išeiviai iš Rusijos žydų, ar ne, bet jis gimė jau Amerikoje ir 4 metų tapo našlaitės, bet buvo labai gabus, baigė
Los Andželo koledže psichologija, paskui tapo chemija, paskui buvo pripažintas chemijos profesorius ir šeštojo dešimtmečio pradžioje, kai dar daugelis mūsų net gimė nebuvo, jis prisijungė prie vėžio tyrimų programos Stanfordo universiteto medicinos mokykloje. Ir va šią informaciją, kurią aš jums sakau, tai čia aš ją radau, žinot kur? Wikipedijoje. Čia ne kokia kompanija rašo, ne kokie nors suinteresuoti žmonės, tai yra Wikipedijos, tiesiog jo biografija. Ir reiškia, jo idėja buvo, jis labai atliko daug tyrimų, parašė daug straipsnių ir jo idėja buvo naudoti specifinės cheminės medžiagas medicinime gydyme. Ir ta idėja pradėjo pritraukti labai daug vėžio tyrinėtojų. Jis padarė 53 metais pranešimą šią temą Amerikos chemijos draugijai, gavo pirmąją stipendiją moksliniams tyrimams iš Amerikos vėžio draugijos. Čia yra Wikipedijos žinios. Ir tapo pagrindiniu pranešėju, darė turą per visą Ameriką su nacionaliniu vėžio tyrimo centru, ar ne? Ir jo darbas parodė, čia dėmesio, čia labai įdomu yra, jo darbas parodė, kad augalų ekstraktai gali būti modifikuoti, tai yra dar vienas baisus žodis, ar ne, modifikuoti taip, kad jie taptų kovotojais su vėžiu. Jis sukūrė daugiau negu 200 tų augalų ekstraktų junginių variantų ir nustatė, kad kai kurie iš tų junginių sinergiškai sudėti labai veiksmingi naikindami specifinės vėžio ląsteles. Ir tiesiog, kaip sakau, gavo ir paskui JAV visuomenės sveikatos tarybos stipendiją savo vėžio chemoterapijos programoje ir sukūrė tokį chemoterapinį medžiagų kokteilį skirtą kovai su vėžiu ir atsparumo problemai įveikti. Tai čia yra tas chemoterapinis kokteilis, kuris yra per burną, kuris yra po šiai dienai vartojamas. Tai toliau dar jo darbe dar viena tokia buvo linija, kad jis tyrinėdamas vėžio atsiradimo priežastis 70-ame dešimtmetyje savo laboratorijoje padarė išvadą, kad kai kurie metalai turi stiprių toksinių savybių, galinčių sukelti vėžį ir kitas rimtas ligas. Ir jis dėjo labai daug pastangų, važinėjo tiesiog susitiko su Amerikos prezidentu, važinėjo po įmonės, kalbėjo apie tai, kaip toksiška aplinka sukelia vėžį. Ir kai kuriuose jo apžvalgose, leidiniuose kalbėjo apie tai, kad metalų pėdsakai ir toksiški metalai yra siejami su vėžiu ir taip toliau. Tai būtent yra didžiulė laimė, kad mes galime Lietuvoje turėti autorinį šito mokslininko, chemiko, tikrai chemijos profesoriaus darbą, kur yra sudėtas tam tikras maistinių medžiagų, vitaminų, mineralų kokteilis, kuris gali mums padėti apsisaugoti nuo vėžio ir apskritai išvalyti toksinus. Kai aš anksčiau girdėdavau, kad šitas papildas turi savybę surišti toksinus, sunkiuosius metalus ir išvesti juos saugiai iš organizmo, tai man buvo tokia teorija, aš galvoju, kaip gerai, kas čia įdomu gali padaryti. Ir šiandien, ačiū Jums tikrai, kad atsiuntėte man šitą baisų pabraukimą. Aš pasinagrinėjau vakar ir dar šiandien ryte, tikrai gavau labai įdomių įrodymų. Ir jeigu šitas autoritetas kai kam gali neveikti, kažkoks ar ne chemikas iš Amerikos, tai gal Juozo Ruolės, šviesios atminties fitoterapeuto, nuostabaus žmogaus autoritetas jums, bus bent jau autoritetas. Tai aš dabar
perskaitysiu, tiesiog pacituosiu, ką radau Lietuvos. Tiesiog interviu, galima rasti šitą interviu, paskui kelsiu nuorodas, ką Juozas Ruolia, fitoterapeutas, kalbėjo apie sorbentus arba enterosorbentus. Tai nuo senovės žinomos medžiagos, kurias žmonės vartodavo sunegalavę. Tai gerdavo molį, kramtydavo kreidą ar žemę, ar angliukus, sorbentas yra ta aktyvuota anglis, kad suimtų tos toksinus po apsinuodimų ir kažkaip tai iš to žarnyno išvestų. Tai būtent silicio dioksidas, kurio ir Lietuvos vaistinėse galima įsigyti kaip atskiro papildo, apie kurį čia kaip baisi chemija pabraukta, jis yra naujos kartos sorbentas. Ir anot Ruolios, cituoju, pasižymi tuo, kad gali mechaniškai sulipdyti ir neutralizuoti įvairias medžiagas, bakterijas, gleives, alergenus, sunkiuosius metalus, laisvuosius radikalus. Ir visa tai sulimpa į didesnius gumuliukus ir keliauja žarnynų, kol pasišalina. Ir tas pats Ruolia, fitoterapeutas, kuris tikrai išmano augalų pasaulį, sako, kad, pavyzdžiui, sakytumėm, gysluočiai, ar ne? Gysluočių lapų arbata tik tai suminkština žarnų sieneles, bet negali mechaniškai pašalinti kenksmingų medžiagų. Nors tai yra geras dalykas. Skaidulos, organizmo šluota. Gal mes taip pašalinsime tos sunkiuosius metalus ir tuos darinius. Jis irgi sako, kad negali maistinės skaidulos, nors ir vadinamos organizmo šluota, negali mechaniškai sutraukti to, kas būna sulipę. Įsivaizduokite, mūsų žarnyno gleivinė apima 250 kvadratinių metrų, tai nežinau, čia stadionas ir čia gal teniso kortų dydžiai. Reiškia, ir norint, iš ten pašalinti toksinus, reikėtų, pavyzdžiui, naudojant angliukų, aktyviosios anglies tabletes, kas irgi turi cheminį pavadinimą karbonijum, reikėtų labai daug suvartoti. O štai silicio dioksidas, geriamas ar ne, jis nukeliauja tiesiai į žarnyną ir ką jis daro, jis surenka į gumuliukus ir išveda. Ir taip galima padėti apsisaugant nuo alergijos, apsinuodijimo, viduriavimo. Dar radau įdomios informacijos, kad Ruolia, kai jis mokėsi Kijeve, tai ačiū Dievui, kad ne Maskvoje, nes irgi būčiau apšaukta gal putinystė. Tai žodžiu, kai Kijevėje studijavo fitoterapiją, ligoniams buvo skiriama to silicio dioksido ir gydymo kursas netrumpesnis pusę metų. Ir buvo tyrimas eritrocito nusėdimo greitis. Ir cituojant Ruolę, mes nekart įsitikinome, kad silicio dioksido preparatas, kuris prieinamas mūsų vaistinėse, cirkuliuodamas kraujyje ir limfoje, užmirštam dar šią sistemą, suriša agresyves medžiagas, vadinamus laisvuosius radikalus ir išvalo kraują. Ruolė dirbo pagal tarptautinę programą ir Kijevo gydytojų tobulinimuose universitete. Jam teko tyrinėti būtent, kaip veikia silicio dioksidas Ukrainoje pagamintas. Ir kodėl Ukrainoje? Jūs atsimenate Černobylio katastrofą. Ir būtent ši medžiaga buvo naudojama vadinamiems radionuklidams surinkti ne tik žmogaus organizme. Sprogus Černobylio elektriniai ir tiesiog praslinkus debesiui per visą Europą daug kur buvo nustatytas didžiulis aplinkos užterštumas radioaktyviomis medžiagomis. Net iki Šveicarijos kalnų buvo daėję ir pavyzdžiui viename itališkame kantone Šveicarijoje sergamumas piktybiniais augliais padidėjo net 4 kartus. Todėl tarptautinėje konferencijoje Milane buvo svarstoma, kaip Šveicarijoje išvalyti tos radionuklidus Černobylio avarijos pasekmė. Ir vienas pasiūlymo buvo kaip tik naudoti
silicio dioksidą. Ir ši prielaida iš tiesų rėmėsi moksliniais faktais. Ir tuo metu pasakojo Ruolė, kad mes, dar niekas nežinojo, kad, pavyzdžiui, žemuogės ar įvairių gysločių lapai, jie kaupia radionuklidus taip iš dirvožemio valydami šias medžiagas, ar ne? Ir jūs gal esate girdėję apie tam tikrus augalus, kurie, vadinamasis purvinasis tuzinas, dar toks yra, ar ne, kurie labai iš dirvožemio ištraukia, visus toksinus, ar ne, taip gelbėdami, valydami dirvožemį. Užtat labai reikia žiūrėti, tarp tų yra persikai, abrikosai, braškės, špinatai, tam purvinajam tuzinį, jie tokie valytojai. Tai kartais galvoju, ar tas augalas užaugintas neaišku kur yra tikrai geriau. Tai ir netgi pats Ruolė, būdamas fitoterapeutas, jis sako, kad jeigu mes norime gamtiškai, ne chemiškai, bet augalais išvalyti savo organizmą, detokso metu galime pridaryti daug klaidų ir pavyzdžiui, netgi ir aš pati gal būsiu atsargesnė siūlydama klientams pavasarį, kai mes per detokso, tai geriam, aišku, tuos dilgėlių kokteiliukus ir jaunos dilgėlės, garšvas, kraujažolės, bet irgi negalima padauginti, nes tai yra vis dėlto ten kraujo krešėjimą veikiančių medžiagų ir gali išprovokuoti tam tikras kraujagyslių ligas. Ir augalai anot Ruolės ir cituojant jį ir cituojant Nijolę Savickienę, sudarius interviu su ją, irgi LSMU, kaip vadinasi, fitoterapijos katedros, aš kažkaip jinai vedėja buvo, man atrodo. Tai jie visada sako, kad tai atsargiai, tai yra chemija. Vaistažolės yra chemija, vadinasi fitochemikalai ir mes tikrai turime būti atsargus. Tai iš tikrųjų, o silicio dioksidas, cituojant, Ruolę šalutinio poveikio neturi ir jį galima naudoti profilaktiniais tikslais, kai norima valyti organizmą, ypač tada, kai dėl tam tikrų priežasčių pats organizmas nesugeba pašalinti įvairių medžiagų apykaitos produktų. Ir aišku, dabar kalbant apie tos kokteilius, fitoterapinius arba chemoterapinius kokteilius, gerai, galėtume mes įsigyti atskirai azoto dioksidą, tai yra silicio dioksido vaistinį, kokių miltelių, atskirai vitamino C, atskirai ten B, atskirai E, atskirai ten chromo tablečių, atskirai gal dar kažko, ar ne? Bet aš nekartą sakiau, kad izoliuoti papildai yra blogiausia, nes mes, būdami tikrai ne chemikai, nežinome, kaip, kokiom proporcijom juos derinti. Ir aš tikrai labai pasitikiu gamintojais, ypač daktaro Arturo Forsto sukurtų tokių kokteilių, ar ne, biochemikalų, kuris sudeda viską taip, tokiom proporcijom, kad, belieka pasitikėti, ar ne, tai mes tiesiog pasižiūrėkime, kuo pasitikėti. Karminas nepatinka. Vartokim be karmino kažką raskime. Tiesiog tai yra tūkstantmečius vartojamas dažas ir suprantat, karminas. Tas karminas iš tikrųjų psichosomatiniai reikalai, bet yra toks visi kiti gėriai, ar ne? Tai pasidarykit kažką, kas jums patinka be karmino. Bet ir dar noriu pasakyti pabaigai tokį pateikčiau vieno produkto aprašymą.
Tai va čia tiem biochemikams, nes masė žmonių ten, ojoj, kaip baisu, pamato E ir jau jiems yra baisu, kas E. Nu, pavyzdžiui, jeigu pasakyčiau tokio maisto produkto sudėtį, tai žinokite, mane turbūt va taip viską subraukytų ir sakytų, ką jūs čia siūlot. Va, sudėtį yra vanduo. Nu, tai čia už ką iš viso mokėti? Vanduo, cukrus 10% iš to, fruktozė, gliukozė, cukrozė. O jėtau, tai tada jau ten dar yra kai kurių gal dalykų, kaip amino rūgštys, riebalų rūgštys gerai, bet pigmentai E163E, B, 163C, skoniai, etiletanoatas, 3-metilbutiraldehidas, 2-pentanalis, metilbutilteratas, nu, žodžiu, baisus pavadinimai. Žodžiu, alfa-terpinenas, cineolas ir taip toliau, ir metilparabenas net, ir E300, E440, E421, ir grynas oras iš viso, už ką čia mokėti. E941, nu, žodžiu, baisi sudėtis, bet tai yra visiškai natūralių mėlynių sudėtis. Ir kai parašoma, kad geriausias chemikas gamta, tai Dievas, nu taip, sukūrė, tik tai mes pavadinome tam tikras medžiagas cheminėmis formulėmis. Tai labai rekomenduoju, nu neiti su mine, žinokit, dangus griūva. Dangus griūva ir visa minė bėga, dangus griūva. Ir žinokite, kokią žalą mes galime padaryti. Vat aš kreipiuosi ir influencerius, sveikatos, ar ne, kurie turi auditoriją, kur mes juos vedame, kodėl mes pykstamės vieni su kitais. Jeigu turime vieną produktą, kurio prekiaujame, tai gal jis pats geriausias, ar spirulina kokia super duper, mačia, ten kažkokia rūgštis, dar kažkas, tai negi būtina save aukštinti, tą vieną produktą kaip vaistą nuo visų ligų, niekinant visą kitą, kas yra sukurta autoritetu, ar ne? Ir aš manau, kad alternatyvioji medicina vienas dalykas turėtų eiti kartu, koja kojon su tradicinė medicina, ir bent jau mes neturėtumėm niekinti vieni kitų, tiesiog edukuokime, žmonės tegul patys atsirenka, ir kuo mažiau tų feilų, kuo mažiau tokios sumaišties ir gąsdinimo kultūros. Baisu, viskas baisu. Ir ant to gąsdinimo kažkaip darome savo pelną. Šįryt irgi atsibudau ir žiūriu, ką rašo. Oras bus, sinoptikai prognozuoja, ten oras baisus ir ypač audra talžys vieną regioną. Einu žiūrėti, kur talžys, kad normalus tas oras bus 3 dienas, bet mes tas, nu kaip mums patinka, talžys, baisu, brūdai, žodžiu, nuodai, chemija. Nu kažkaip, aš nežinau, būkim gal protingi, išmintingi ir nežinau, ten mes galim valgyti mėlynės, abrikosus, ekologiškus špinatus, bet jeigu dėsim vieni ant kitų, jeigu gąsdinsim vieni kitus, bijosime, tai nežinau, ar čia daugiau naudos ar žalos padarysime. Tai va, šiandien tiek žinių iš molinių. Sakau, tai nėra vieno produkto reabilitacija, nors aš labai džiaugiuosi, kad pati dar labiau įsitikinau ir sužinojau ruošdamėsi šiai laidai. Tai ačiū tiem, kas pasidalinot, kokia yra, kas čia vis dėlto suriša ir kaip reikalingas tas papildas arba silicio dioksidas tiems, kas dirbate toksiškai aplinkoje, gyvenate, na, nežinau, miestuose šalia fabrikų, kas rūkote, kas dirbate kirpyklose ar ne grožio salonuose, kur yra, na, tikrai daug toksinų aplinkoje, tai būtinai reikėtų kažkokiu būdu gauti to silicio dioksidą. Tai ką, ačiū Jums,
kurie klausėte ir pasidalinkite su tais, kurie jums rūpi ir kurie, aš manau, kad mano sekėjai tai tikrai nėra tie žmonės, kurie eina su mine, ura, ten kas ką pasako, bet tiesiog galvokime, mąstykime. Ir šiais laikais, kai mes nepasitikime niekuo, yra toks pasitikėjimo deficitas, susiraskime, kuo pasitikėti, nes tokio nepasitikėjimo kultūrai yra tikrai labai sunku gyventi. Ir man tiesiog net gaila, kad aš tos gal influencerės kažkaip prarado reputaciją, taip dalindamomės kaip paslysti čia kaip ant arbūzo kauliuko, žinai, bet negi tokiu atveju, ką ir aš gal esu, bet tikrai čia mes visi žmonės, irgi esu privirus visokių košių per gyvenimą, tai tiesiog, ką daryčiau aš, žinokit, sakyčiau, sorry, atsiprašau, suklydau. Ir tai būtų geriau negu tylėti ir toliau varyti, žodžiu, netiesą ir klaidinti savo žmonės. Žmonės nekvailiai, jie atsirinks. Tai ką, gražios dienelės šiandieną, ne visada laiku sukeliu, bet sukelsiu, manęs ieškokite www.sveikatosžurnalistė.lt, Facebook profilyje tuo pačiu vardu, YouTube kanale Sveikatos žurnalistė, ten rasite įrašus. Esu Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė ir ate.